Tai aš skaičiau knygą Netikras atostogas ir ją sukūrė Mariana Karin. Tai buvo taip, kad buvo birželio mėnuo ir visi išsiskyrė iš mokyklų ir visi vaikai vyko į šiltus kraštus. O 2 vaikai, tėvai neturėjo pinigų vykti į šiltus kraštus. Ir jie gyveno tam pačiam bute ir tam pačioj laiptiniai. Ir viena mergaitė prisimelavo, kad jį važiuoja į šiltus kraštus, o kitas berniukas pasakė, kad jis nevažiuos į šiltus kraštus. Ir jie sukūrė iš Vilmerio namų šiltus kraštus, viską tam pasidarė ir nusintė nuotraukų mokyklos grupiai. Ir visą pamatė mokyklos grupę, kad jie buvo šiltuose kraštuose, bet atėjus rugsėjo 1 klasta išaiškėjo ir mergaitė, kadangi buvo gėda pasakyti, kad tai draugavo su Vilmeriu, tai pasakė, kad Vilmeris kvailys ir kad su juo nedraugauja. Tai Vilmeris labai įsižeidė, su ją pradėjo nebedraugauti, po to jie susitaikė ir atėjus rugsėjo 2 mergaitė viską pasakė, klasėje jai nebuvo gėda pasakyti, kad jį draugavo su Vilmeriu ir sukūrė šiltus kraštus. Ir net ir namie buvo atostogos geros.